Skaityti Evangelijos skyrelį turėtume ryškiai apibrėžti šiuos žodžius. Viešpačiui pagailo jos. Jėzus liūdėjo ne tik dėl mirusiojo jaunuolio, bet jam buvo gaila jo motinos, nes ji buvo našlė ir turėjo tik tą vienintelį sūnų. Paklauskime savęs, kaip mes reaguojame matydami kitų žmonių nelaimes. Moteris verkia, yra dėl to. Noriai įsivaizduojame ją, paskendusią savo rūpestyje, persmelktą skausmo, kaupiančią jėgas, kad palaidotų savo vienatinį sūnų, kuris ją paliko vienišą, be pagalbos ir kitų malonių. Jaunas vyras, apie jį nieko nėra žinoma. Nelaimingas atsitikimas, liga, nelabai svarbu, jis jau miręs. Į šią dramą Jėzus reaguoja dideliu švelnumu moteriai. Mirtis netriumfuos, nes mirtis nenusineš jos vienintelio sūnaus. Kiek kartų savo gyvenime išgyvename mirties laiką, artimųjų, kurie mus palieka tam tikram laikui užgyvenimui, mirti arba periodus, kai buvome ištikti mirties grėsmės. Tais momentais Jėzus yra arti mūsų. Veiksmingas draugų buvimas ir ženklas, kurį atpažįstame kaip gyvenimo kvietimą. Ar girdime šį nebe, sakau tau keliantis? Ar būsime prie tų, kurie tikenčia? Kartą teko skaityti Bruno Ferrero knygutėje trumpą pasakojimą, kad jauna 6 metų mergaitė pasimėgino sugrįžti iš mokyklos. Tėvas paklausė, kur ji buvo, kad nesugrįžo anksčiau namo. Mergaitė atsakė, kad ji buvo pas kaimynę, kurios duktė neseniai mirė ir ji norėjo ją paguosti. Tėvas jos paklausė, kaip ji gali guosti, pati būdama tokia jauna. Mergaitė atsakė, ji verkė, tai ir aš prisiglaudžiau prie jos ir kartu su jį verkiau. Juk gali būti ir tokia paguoda. Evangelijos skaitinyje skaitome, kad Jėzus prieėjęs prie mirusio jaunuolio palietė nėštumus. Jis nesilaikė tų laikų žydų ritualų, kad kontaktą su mirusio kūnu padaro prisilietusi rituališkai netyra. Viešpaties fizinis prisilietimas grąžino jaunuoliui ne tik tai gyvybę, bet ir laisvę. Taip pat jo motinai grąžino didį džiaugsmą. Prisilietęs Jėzus atneša ne tik užuojautą ir supratimą, jis atneša perkeitimą. Jis nori prisiliesti ir prie numirusių mūsų gyvenimo sričių. Jis pažįsta mūsų giliausius skausmus. Jis mato raudančius netgi tada, kai kiti to nemato. Kad ir ką kentėtume, Jėzus nori mus sustiprinti savo švelniu prisilietimu ir mums suteikti naują gyvenimo viltį. Jis trokšta nešti gyvybę tenai, kur mirtis, šviesa, kur tamsybės, meilė, kur randasi vien tik tuštuma. Jis ištiesia savo ranką ir prisiliečia prie įvairių mūsų gyvenimo sričių.
mus pamažu įveda į padėkos kupiną maldą. Tai sykiu ir gera žinia tiems, kurie jaučiasi ar yra nuskriausti, našlaičiams, išsiskyrusiems, tiems, kurie yra netekę kažko brangaus ir artimo. Tiems, kas išgyvena skausmą ir vienišumą, viešpačiu gaila tokių, nes visų pirma pas tokius jis ateina. Jis ateina nuvalyti mūsų ašarų. Savo kančia ir prisikėlimu Jėzus ištirpdo skausmo ledą žmogaus širdyje. Laimė, kai pamatai, ką Jėzus padarė su tavo gyvenimu, kaip radikaliai viskas pasikeitė, manau, yra natūrali pirminė reakcija. Bet vėliau ir toliau einant su Jėzumi į iš pradžių atrodantį tamsų mišką, ateina šviesa, pasitikėjimas ir ramybė. Tad pasitikėkime Dievu ir jo gailestingumu. Nebijokime jam atverti savo širdžių duris, patikėti jam savo gyvenimą. Prašykime, kad viešpats leistų mums pažinti jo meilę visose pažeistose mūsų gyvenimo srityse. Dėkokime jam ir garbinkime jį už visus mūsų gyvybėms ir gyvenimams teikiamus stebuklus. Amen.